Turėjau 3 temas pasakyti. Viena tema, tai ta, kad man būnant metus laiko teatro vadovu, teko pavažinėti po Lietuvą su teatru, pasižiūrėti, kokie vyksta festivaliai. Ir aš noriu pasakyti, kad labai keista jūsų pavyzdys, kuris, kaip sakant, prieš 28 metus pradėtas festivalis, tiesiog, kaip pasakyti čia, apvaisino visą Lietuvą. Galiu pasakyti tiesiai šviesiai. Taip, ir tų festivalių atsirado daugiau. Ir iš tikrųjų tai yra labai gerai ir labai džiugu ir jūsų gyvavimas ir toks, kaip sakyti, ištvermingas pastovumas, sukviečiant geriausius ir teatrus ir geriausius spektaklius, tiesiog gaivina teatrą kaip po tokį, skatina mus kurti, dirbti ir už tai, aš manau, ne vienas teatras ir mūsų teatras jums visiems labai dėkoju už didelį dėmesį, kad jūs lankotės ir žiūrite. Tai čia pirmas, ką norėjau pasakyti. Kalbėjęs šiek tiek ir apie spektaklį, kurį jau būtumėt matę. Kadangi prieš, tai tą antrą dalį praleidžiu. O trečią dalį, kai būna, žinot, mišios pasibaigė, tai būna skelbimai. Tai skelbimas yra toks. Prieš kelias savaitės mūsų teatrą pasiekė žinia, džiugi žinia, kad mes galim rinkti aktorių kursą savo teatrui. Tai yra būtų toks papildymas, kurio labai teatrui reikia. Ir mes galvojam, reiškia, tai bus Lietuvos muzikos ir teatro akademijai, bet tas bus kursas specialiai teatrui, Juozo Miltinio teatrui. Ir aš tą informaciją būtinai noriu pasakyti jums, kadangi mūsų teatras yra Aukštaitijos teatras, Panevėžys, Rokiškis Aukštaityje. Mes labai kviečiam, jeigu jūs turit savo pažįstamų, jaunų žmonių, kurie šiemet baigė, kurie svajoja, gal bijo, gal nedrįsta, kad išdrįstų ir bandytų stoti į kursą, kuris skirtas specialiai Juozo Miltinio dramos teatrui. Ir pirma konsultacija nemokama vyks Panevėžy jau šį šeštadienį, kovo 10 dieną, 11 val. Jeigu turit tokių pažįstamų ar pažįstamų ar draugų vaikų, ar savo anūkų ir ar tokių vaikų, perduokit. Tikrai tikiu, kad yra talentingų žmonių Aukštaitijai. Ir norėtųsi, kad būtent jie sustiprintų ir sugužėtų į Juozo Miltinio dramos teatrą. Tai linkiu jums gražiai pažiūrėti mūsų spektaklį. Tiek ir norėjau pasakyti. Ačiū jums labai. Šilutiškio dovanos. Ačiū. Rokiškio sūris ir lašų duona. Ačiū. Ačiū. Tu kas? Aš atmėgis, jis sakau tau. Steli. Sėlė ištrauks, negali to. Keli, mėly, kas tas? Adėčia. Reikia sakau. Steli, ką tu čia? Reikia sakau. Stasiau! 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 Kas ir? Matė! Kas atsitiko? Ištrauk! Ai! Kaip Stasiau kėlė? Jozai! Jozai, tvojų matė, tai vaikas sustrigo, tai gelbės! Jozai! Varai čia! Liuduša! Liuda! Klausyk, mano krepšinį yra dar vienas punkteris degtinės. Neš tu čia greitai! Nu, blėra, tai kada gert! Nu tu blėra, ne man! Stasiu duosi! Tegul geria, tegul prisigeria, tegul viską išgeria, nu sliks, atsipalaiduos, mes išdaug! Tada aš atsigulu šalia, taip stipriai apsikabinu, prisispaudžiu, jisai glaustosi kaip koks šunytis. Aš įglaustau taip gerą, nu jau. Tai žinai, Liuda, eisiu aš namo. Eik. Staselis, žinai ką, klausyk, tu žinai, išnešk į lauką ir išmestų tą sušiktą televizorių pačią aukščiausią pusnį. Nu, kad mano akis yra į tavo... Jes! Neš, į pačią! O protingų nesigauna, štai ir viskas. Tai dabar protingas, tipo, ne? Tai tik todėl, kad tau turbūt nesigauna, štai ir viskas. Tu ką galvoji, aš protingas knygas skaitau, kad protingesnis būčiau, taip? Ne velnio, aš knygas skaitau, kad linksminau.
Mes čia griuvinėjom, kaip klonai. O jis juokiasi. Mėly ir brangus Panevėžio dramos teatro aktoriai, galbūt mes esam artimiausi susiję su jūsų teatru ir ta draugystė su jumis prasidėjo dar prieš festivalio atsiradimą, o jūs matyt esate vieni iš ištikimiausių mūsų festivalio dalyvių, nugalėtojai, laureatai ir labai laukiami ir mylimi mūsų žmonės. Nuo pat pirmų minučių jūs panardinot mus tikrai sunkia tokie apmąstymų liūną, galima sakyti. Ir nepaleidot matyti iki pat spektaklio pabaigos. Nors jau spektaklio pabaigoje kažkokių vilčių atsirado, kad ir tas liūnas truputį matyti išsisklaidys. Ir tos problemos, kurios užgulė dėja dabartinį kaimą, kai kada išsisklaidys. O tą paskutinę, sakykime, minutę, porą minučių, kada jūs panirot ir klausėt, kągi ten nori pasakyti, matyt, mes visi klausėm. Ir išgirdom tai, matyt, ką girdėjom arba ką norėjom išgirsti. Ačiū Jums už tai, kad mūsų aišku, nepilna salė, tas spektaklis šiaip tai toks anšlaginis būna. Anšlaginis, tai. Tai yra Rusijos dramaturgijos viltis, šitas Germanas Grekovas yra baisiai įdomus dramaturgas ir pirmą kartą statytas Lietuvoje ir mūsų tas spektaklis turėjo labai gerą kritiką visur, labai geri apie jį atsiliepimai. Ir kai pradėjom vaidinti taip kažkaip, kol pagavo žaidimo taisyklės žiūrovai, bet kai pagavo Rupus Miltai, tai labai gražiai pagavo ir jau finalą klausėsi kaip numirė ir aš manau, kad mes visi dėkingi Rokiškio žiūrovams, nes tai buvo labai jautru. Mes patys labai mylim šitą spektaklį. Ne taip jau lengvai vaidinti. Ne, tai čia matosi, kad... Bet aš manau, kad įvyko tarp mūsų tarpusavį toks supratimas ir kad žiūrovai suprato, ką mes norėjom pasakyti. Mes ne apie purvą kaimo, apie tai, kad vis dėlto šviesa visur yra įmanoma. Tas spektaklis apie tai. Laukia jūsų finalo kažkaip tai... Tai jau jų valia. Iš teatro galima, reiškia, išeiti, negi ten laikysi. Pjesė yra tokia. Ir gyvenimas, neapsimeskim. Mes, kurie žiūrime, žmonės, kurie žiūri serialus, ten viskas kažkaip labai gerai yra. Mes atpratome nuo rimtos, geros dramaturgijos. Čia yra pasaulinio lygio dramaturgija. Ir ją žiūrėti reikia ir intelekto, ir širdies reikia. Nes tie, kurie pasiliko, labai gražiai, tikrai labai gražiai kalbėjo finale, kad pamatė šviesą ir mes matome šviesą. Tai dėl to verta gyventi. Žiūrėt, mes turim planą, kur yra po 10 kartų žiūrėję tą spektaklį. Žmonės verkia, žmonės įsiklauso, išgirsta ir už viso to purvo pamato tikrai, kad tie žmonės nekalti, jie yra silpningose situacijose. Ir mes vaidinom Varėnoj ir reiškia, aš klausiu, ar yra koks rajonas pas jūs, kur tokie asocialūs? Ne, visi varėniškiai sakė, nėra. Ir atėjo miesto meras ir sako, kaip nėra. Mes turim visą didžiulę mokyklą skirtą tokiems asocialiems. Ten eina tiesiog tėvas, sako, toks siaubas. Žmonės nenori to matyti. Nereikia užsimerkti prieš tai. Reikia, visuomenė turi tai matyti, mes turime tai žinoti. Ir reikia žinoti, kad tai yra. Reikia žinoti, kad tai yra ir mes turim kiek įmanoma taip negyventi ir taisyti, kiek galim padėti. Mes tai baisus fanai šito spektaklio ir tikrai labai mylim. Tai yra šventė, kad gali, kad jums sujaudino ir nepatiko, vadinasi, jis pasiekė tikslą. Pasiekė, man... Aš jums pasakysiu, kaip yra vaikas. Jie sėdi prie stalo, atvažiuoja tie banditai ir juos visus iššaudo. Tai toks finalas, tai iš vis po to... Čia mūsų režisierius paliko viltį. Taip, paliko viltį. Čia režisierius. Vilties ir jeigu norite žinoti, va šita visa istorija yra dokumentinė. Iš tiesų buvo kaimas Rusijoje, kur gyveno va šitokie žmonės ir kur sūnus tas sanguliavo su mama visą gyvenimą ir dar sakydavo, jau kauleliai mamos po manim barška, nes jau tokia sena. Tai ar gali būti kažkas, bet čia graikų tragedija.
Aišku. Jis yra, reiškia, nu kaip, debilas, bet toks debilas, kuris jisai skaito. Jisai skaito, ir jeigu knyga nepatinka, jis bušavoja. O jeigu, reiškia, gerai, nu, kur sako, 3 dieną ramus, matyt, knyga gera pasitaikė. Čia tokie paradoksai. Ir staiga jis perskaito šventą raštą, ir jis jam kažkas cinkt toj galvelį ir atsiveria. Ir jis dar tą savo durą mamą įtikina, mama, tu paklausyk, kaip Dievas kalba. Nesvarbu, kaip žmogus sunkiai begyventų, bet jis nori ir fantazuoja ir knygose mato, už tai verta skaityti ir reikia skaityti. Aišku, super. Kad įlindom ir šiaip režisierius darė kaip kiną. Tik nevaidinkit, viskas turi būti kaip gyvenime. Ir tikrai yra visai kita intonacija, kitas kalbėjimas, yra toks buities, toks kažkoks tai, nėra vaidybos teatrinės. Ir absoliutiškai kino vaidyba. Tai yra visiškai nauja kalba. Tai yra labai labai naujas dalykas. Ir mes aktoriai, tai aš nežinau, aš tai tiesiog kaifuoju nuo tos spektaklio. Aš sėdžiu beveik visą laiką užkulisė. Aš girdžiu, kaip mano kolegos vaidina. Aš galiu apsibliauti sėdėdama ir klausydama. Ir mes labai maudomės toj medžiagoj. Ir mylim tą. Bet čia yra toks, nu kaip pasakyti, tiesos žodis. Aš vakar buvau, žinai, kur buvau, aš buvau Vilniuj, Domino teatro premjera. Kaip pasakyti, nu paviršim, nu kažkas turi pasakyti, kaip mes gyvenam iš tikrųjų. Jeigu Seime šiandien gali paimti merginą ir pakišti kitam Seimo narį, tai kas galvose darosi? Ar ne iš čia viskas? Tai aš tą norėjau sakyti, panašiai. Gal ne tai žodžiais, bet jaučiau, kad reikia, kad tai yra kitaip. Tai ne pramoga, kad kažkaip teatras turi rimtai kalbėti. Drąsiai, rimtai ir galbūt neturi patikti. Nes jau patinka, nepatinka, tai čia žinot, jau sūris gali patikti, nepatikti. Bet aš turiu pasakyti, kad atsiprašau, kad pertraukiu, bet aš turiu pasakyti, kad Vilniui inteligentija, kuri išlaiko iki spektaklio pabaigos, profesūrą, santariškių ten, nes mes turbūt turim inteligentų darbę, tai po to ir žinutės, ir telefoninės skambučiais, iš tikrųjų, aš skaičiau, ar ne, panevėžiečiai šaunuoliai, laiko lygiai, nes iš tikrųjų jie tai supranta šitą. Spektaklis yra be galo sunkus aktoriams, nes krūviai moraliniai yra iš tikrųjų didžiuliai, kaip sakė teatro vadovas ir režisierius, kad eina kalba apie moralę. Mes turim prisijaukinti visą šitos žodžius, tai kas vyksta, tai kas ten gyvena, mes taip negyvenam. Mums reikia fantazuoti, mums reikia atrasti savyje ir juodą, ir baltą, ir visokias spalvas. Ir todėl tas spektaklis yra sunkus. Stryp aktorė. Ir susidūrėm su to, kad jinai vaidino filme Holokaustas. To filmo kažkaip jis pas mus nebuvo rodytas. Jis 78 metais pastatytas, 5 serijos, labai ilgos, apie 6 valandas tas filmas. Ir aš internete ieškau ir staiga savo nuostabą yra 10, top 10 apie Holokaustą. Nu galvoju, klausykit, pasaulis pamiršo, apie tokius dalykus, rinkti top 10, žinot, tengi filmai, Šindlerio sąrašas, Pianistas, Gyvenimas yra gražus ir tokių filmų yra daug. Ir tada tarpe tas Holokaustas iškėjo. Ir aš galvoju, bet vis tiek, kaip šitaip rinkti. Ir aš skaitau komentarus. Ir randu žydų komentarą. Mes apie tai turim kalbėti, kad niekada tas nepasikartotų. Ir kada kalbam apie Hananą, mes tai turim rodyti, kad niekada negrįžti ten. Ir kad viską, kas iš ten atsineša.